Sveiki. Ir dažniausiai po pasisveikinimo mes klausime vienas kito. Kaip sekasi? Kaip laikaisi? Dažniausiai atsakymas būna panašus į normaliai, pakenčiamai, gerai, rečiau puikiai ar baisiai. Tačiau, kad ir ką mes sakytume, dažniausiai iš tiesų galvoje turime visą gniutulą problemų, klausimų ir susirūpinimų. Bet ar iš ties mes turime kokių nors problemų? Pasiaiškinkime. Taupant jūsų laiką, kalbėsiu greitai. Kol aš pasakiau prieš tai buvusį sakinį, 4 žmonės pasaulyje mirė ir 11 gimė. Per laiką, kurį jūs užtrunkate nuvažiuoti nuo Vilniaus centro iki Kauno centro, ir tai yra apie 1,5 valandos, 21 000 žmonių pasaulyje gims, ir tai yra visas futbolo stadionas, ir 8 000 žmonių mirs. Kas vieną mokyklinę pertrauką, tai yra kas 14 minučių, vienas žmogus Lietuvoje miršta ir einant 15 minutį vienas gimsta. Tai ganėtinai liūdna, ar ne? Juk tiek daug gyvybių palieka pasaulį. Tai gal grįžkime į šią akimirką? Gerai. Šią akimirką 3 milijardai žmonių, ir tai yra pusė visos mūsų žemės populiacijos, gyvena žemiau skurdo linijos. Ir tai reiškia, kad jie gauna apie $2,5 per dieną. Arba Lietuvos litais tai būtų apie 6 litus. Ir tai reiškia, kad mėnesį turi išgyventi su 180 litų. 14% pasaulio populiacijos, ir tai yra apie 880 milijonų, arba Lietuvos gyventojų mastais, tai būtų apie 300 Lietuvų, gauna vos 2,5 lito per dieną. Ir visą mėnesį privalo išgyventi su mažesnė nei 80 litų suma. Bet čia dar ne viskas. Iš skurde gyvenančių žmonių apie 1 milijardas yra vaikai. Ir tai reiškia, kad pusė viso pasaulio vaikų gyvena skurde. O net kas trečias jų neturi net adekvačios ir tinkamos pastogės. Dėl tokių sąlygų 22 000 vaikų, ir tai yra visas futbolo stadionas, nesulauks rytojaus. Nes tiek jų miršta kiekvieną dieną. Ir tai yra, kas vyksta dabar, šią akimirką, šiuo metu. Sakote, gal jau užteks? Taip, užteks. Šiam kartui užteks. Judėkime toliau. Kita mūsų stotelė yra dydžio suvokimas. Ir mūsų dydis visatos mastais. Kiek linksmesnė tema. Aš manau, kad visi, kurie supranta, ką aš kalbu, tai reiškia lietuviai, maždaug gali įsivaizduoti Vilniaus dydį. Taigi, tarkime, Vilniaus miestas yra sulig aguonos sėklute. Joje telpa beveik 1 milijonas mūsų ir dar daug vietos. Jeigu toks Vilnius, tai pasaulis būtų kaip išties didelis obuolys. Žemė didelė, ar ne? Bet čia dar nesustokime. Paimkime kitą Saulės sistemos planetą – Jupiterį. Visame šiame kontekste Jupiteris jau būtų beveik mažoji mašina Smartas. Oho, sakyčiau didoka. O kaip mūsų Saulelė? Saulė šiame kontekste būtų skersmens sulig visų futbolo stadionų. Bet mūsų Saulė nėra didžiausia žvaigždė. Pavyzdžiui, paėmus Antarį, plika akimi matoma žvaigždė, Skorpiono žvaigždynė, ir įmetus į mūsų palyginimus, jo dydis būtų, galima sakyti, kaip visas Vilnius. Dabar prisiminti aguonos grūdelį. Tai įsivaizduokite, tą aguonos grūdelį Vilniuje, ir tai būtų pačio Vilniaus dydis, palyginus su žvaigždėm. O juk mes dar mažesni už Vilnių. Žinoma, galėčiau čia tęsti, ir su dar didesniais dariniais, tai yra galaktikomis. Bet, kad galėčiau palyginti, man neužtektų visos Saulės sistemos dydžio. Tai nesivarginkime. Beje, jeigu netyčia galvojate, kas
yra tas mažas taškelis šalia Saturno žiedų, tai čia yra Žemė su visa žmonija, visomis jos problemomis. Taigi, kas toliau mūsų laukia? Kas dar? Kas galėtų būti dar labiau keisčiau ir kraupiau? Aš manau, kad tai yra antropinis principas. Pats pavadinimas, žinoma, yra gana baugokas, bet tai, kas yra už jo, dar kraupiau. Pavyzdžiui, ar kada susimąstėte apie tikimybę tokio dalyko kaip gyvybė? Na, būtent antropinis principas duos mums keletą užuominų, kokią tą tikimybę galėtume įsivaizduoti ir kokia ji galėtų būti. Paimkime keletą faktų. Pavyzdžiui, neutrono masė. Jeigu ji būtų ne 0,14% didesnė negu protono, o 28 didesnė, tai tada sunkesnių už vandenilį atomų branduoliai būtų nestabilus ir visa visata būtų tik iš vandenilių. Rezultatai jokios gyvybės. Toliau, stiprioji sąveika. Jeigu ji būtų 10% didesnė, tai visoje visatoje susidarytų atomai tik iš 2 protonų ir neturėtume jokių kitų elementų. Vėl jokios gyvybės. Toliau einame prie elektrono. Jeigu jo svoris būtų 3 kartus didesnis, tai visi elektronai susijungtų su protonais ir visa visata būtų tik ne iš neutrono. Vaizdas niūrus. Neutroninė visata. Apie gravitacijos jėgą galiu pasakyti tą patį. Jei esant didesnį, žvaigždės labai greitai išdegtų ir neužtektų laiko gyvybei susiformuoti. Ir neturėtume gyvybės. Šis sąrašas gali būti pildomas ir pildomas, nuo vandens ypatingų charakteristikų šalant iki gyvybinių zonų apie žvaigždės. Taigi antropinis principas mums sako, kad visa visata turi būtent tokias charakteristikas, kurios yra būtinos gyvybės susiformavimui. Bent vienas dėsnis ar konstanta būtų šiek tiek kitokie, mažai kitokie. Mūsų nebūtų. Ne tik mūsų, bet ir visos gyvybės. Taigi mūsų visatoje gyvybė nėra išimtis. Gyvybė yra dėsnis, visatos įstatymas. Klausimas kyla tik tas, kokia tokios visatos tikimybė. Ir tai būtų viskas su antropiniu principu. Vienas klausimas, kurį jūs visi tikriausiai pagalvojate, yra, koks yra mano kalbos tikslas. Kokio velnio aš kalbėjau apie skurdą, dydžius ir antropinį principą? Nejaugi tiesiog pateikiau faktų mišinį? Ne. Kalbėjau ir ne tam, kad skųsčiausi apie tai, kiek skausmo ir liūdesio yra pasaulyje. Aš nekalbėjau ir apie tai, kokie mes maži esame. Nekalbėjau ir net apie tai, kad mūsų egzistavimas yra tiesiog milžiniškas atsitiktinumas. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad ir parodyti, kokie iš ties mes esame sėkmingi ir laimingi, nepaisant visų mūsų rūpesčių, nerimų ir problemų, kurie yra mažesni už aguonos grūdelį. Juk mes galime džiaugtis vien tuo, kad gavome galimybę gyventi. Juk tai yra milžiniškas atsitiktinumas. Taigi, žmogau, jeigu turi stogą virš galvos, turi ką pavalgyti ir mylimus žmonės aplink save, tiesiog paklaus savęs, ar aš galiu būti kitoks nei laimingas.